versti žmogaus teisės šiandien, pasaulis, Europa, Lietuva. Europos parlamento narys Lendas Donskis daug kalbėjo apie pasaulį, apie Europą ir apie Lietuvą. Šio diskusijos tema truputėlį vienu žingsneliu susiaurinta. Žmogaus teisės Lietuvoje, europietiškos ar lietuviškos. Ir man tiesiog turbūt norėtųsi galbūt pradėti nuo to, kaip mūsų prelegentai ir apibrėžtų, kaip suprantamos žmogaus teisės pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje, kas slepiasi, kitaip sakant, po šią definiciją, ką tai apima, koks tai turinys. Ir gal duosim jums praeisėti truputėlį, pradėsime nuo profesoriaus Dainiaus Pūro, tada Egidijus Aleksandravičius ir tada papildys Lendas Donskis. Aš savo požiūrį taip ilgai formavau į šitą klausimą, nes daug metų dirbau gydytojų, vaikų psichiatrų ir daug susidūriau su taip vadinamom pažeidžiamom grupėm, ar tai būtų vaikai su problemom, ar tėvai su problemom. Ir man kažkaip buvo aišku, kad pirmiausia turi būti teisės labai stipriai apgintos šitų pačių pažeidžiamiausių žmonių. Jeigu mes patys norim būti sveika ir klestinti visuomenę, tai aš dar ten tų knygų neskaitydavau apie žmogaus teisės, bet kažkodėl man tas buvo aišku. Paskui teko gera galimybė Ženevoje būti Jungtinių tautų vaiko teisių komitete, tai ten išmokau tą argumentaciją tokią ir tą Jungtinių tautų ir buvau labai laimingas, kad sutampa. Tai vidinio konflikto jokio nėra ir man atrodo čia žinia labai aiški, kad čia ne dėl to mums tą reikia daryti, kad čia kokiai nors konvencijai parašyti. Čia nesvarbiausias argumentas, o todėl, kad taip apsimoka daryti mums visiems, nepaukoti tam tikros dalies žmonių prigimtinių teisių ir laisvių, pačių tų pažeidžiamiausių. Tai kitaip sakant, kiekvienas individas turi būti gerbiamas visuomeniai ir taip aiškiai. Aš sutaupysiu minutės pasakydamas, kad Lietuva turi visus žodžius ir visas definicijas sutampančias su visais kitais pasaulinės teisinės biurokratijos popieriais. Viskas išvardinta, visi žodžiai yra, visi teisiniai aktai yra. Klausimas tik tai, koks santykis tarp visų šitų žodžių ir turinio, normų ir tikrovės. Ir šičia mes jau galime atrasti labai daug lietuviškos specifikos, arba postsovietinės, postkolonialinės specifikos, jeigu nori. Bet jeigu paimsit pačius aktus, žodžius, mes esam greičiausiai įsisavinantis bet kokius žodžius, net jeigu nemąstom apie jų turinį. Mes buvom pirmieji priėmę, ratifikavę Europos Sąjungos konstitucinę sutartį. Galiu lažintis, beveik niekas jos neperskaitė patvirtindami. Visi žodžiai mūsuose yra. Tai va tą aš galiu pasakyti. Taip, aš pritarsiu. Iš tikrųjų, Dainiui pritariu visiškai dėl to, kad viena vertus turi būti tas autentiškas kažkoks tai impulsas, tu negali gyventi simulacijų pasaulyje. Žmogaus teisės tai nėra gražūs žodžiai, simulacijos, tai yra autentiškas dalykas ir mes esame nieko neprastesnė šalis ir visuomenė už visas kitas Europos visuomenės. Ir man atrodo, tai yra visiškai natūralu. Bet tuo pat metu aš puikiai suprantu, kad turi omeny ir mano labai gerbiamas ir mylimas bičiulis profesorius Aleksandravičius. Taip, yra ir ta problema, kada tenka pagreitinta istorija, pagreitintų istorijos režimu, viskas vyksta labai greitai, užgriūva nauji iššūkiai, naujos praktikos, žodynai. Ir iš tikrųjų Lietuva buvo tas mokinukas, kuris žaibiškai turėjo išmokti mintinai labai daug ką. Ir žinoma, tų simulacijų arba to teisingo tokio žodyno, teisingos frazeologijos, jos būta ir yra iki šiol. Bet man atrodo, tam ir egzistuoja racionali praktika, universitetinė, intelektualinė, tai auginti žmonės, kurie tą atstumą mažintų tarp žodžių ir tarp turinio. Ir norėčiau pratęsti diskusiją, bet ir klausimai iš salės, tai labai noriu, kad būtų interaktyvi diskusija. Tai prašau. Labadiena.
patiko jūsų palyginimai Europos žmogaus teisų situacijos su tokiom šalim kaip Rusija, ar ne, Baltarusija. Ir žiūrėdami į tas šalis ir matydami žmogaus teisų pažeidimus tose šalyse, manau, kad mes turėtumėm atsigręžti į Lietuvą, kadangi mūsų dabar tema diskusijos ir yra apie Lietuvą. Tai norėčiau gal priartėti prie gyvenimo, prie paprastų žmonių ir paklausti jūsų, kokius jūs matot pavyzdžius Lietuvoje panašius ar nepanašius į Europos Sąjungos, tas normalias demokratijas ir galbūt į Rusijos, į Baltarusijos atvejus. Ar matot kažkokių konkrečių pavyzdžių ir ar galėtumėte to pagrįsti, kur mes esame arčiau? Arčiau Baltarusijos, Rusijos ar arčiau vakarų demokratijų? Čia toks klausimas, aš dar paskui, jeigu neišgirsiu, šiek tiek norėsiu papildyti. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes nebejoju, kad daug ką turės pasakyti įdomaus labai Egidijus ir Dainius. Aš labai trumpai pasakysiu, kad kai kuo mes esam jau dabar panašus, todėl kad vėlgi egzistuoja, pavadinkime taip, atotrūkis tarp to, ką daro tikri žmogaus teisų gynėjai ir NVO, viena vertus ir pati valstybė. Aš manau, kad Lietuva skirtingai, tarkim, nuo vakarų Europos valstybių, neturi valstybinės aiškios žmogaus teisų politikos. Ji dar jos neturi. Ji neturi santykio su NVO, su institucijomis, kurios dirba šioje srityje. Neturi Lietuvos politinis elitas, man rodos, tai yra visiškai akivaizdu, jokio prasmingo, racionalaus santykio. Jų požiūris yra joks. Jie žino, kad teorijoje reikia pasveikinti NVO, pasakyti gražią frazę, gerą kalbą, galbūt vyno taurę pasiūlyti. Ta jie žino. Bet kaip reikia bendradarbiauti ir kaip reikia įgalinti NVO ir kaip naudotis, kad Lietuva laimėtų tokį potencialą turėdama, jie to nežino. Tai aš pasakysiu, kad mes tiesiog neturime žmogaus teisų politikos dar, kuri būtų valstybiškai kažkaip tai vis dėlto, pavadinkime, įforminta. Tuo tarpu kaip kitos valstybės vakaruose jie turi vis dėlto. O šiaip, aš sakyčiau, specifika dar kokia būtų, kad mes, kurdami valstybę, aš suprantu tą entuziazmą ir man atrodo yra labai žmogiška džiaugtis, kad ta valstybė funkcionuoja. Bet mes ėmėme ir pamiršom, kad valstybė, civilizuota valstybė privalo nusibrėžti ribas, kiek ji gali atlikti intervenciją į privataus žmogaus gyvenimą. Ir šiuo požiūriu Lietuvoje, man atrodo, yra gana nemalonių dalykų. Šitos istorijos apie tai, kad Lietuvoje telefono privačių pokalbių klausomasi daug daugiau negu Vokietijoje, daug, kalba eina apie 10 kartų, ne apie 1 ar apie 2. Tai kelia klausimą iš tikrųjų, koks yra, tarkime, valstybės saugumo departamento požiūris tiesiog į piliečių neliečiamybę. Jeigu jie nori atlikti šitą rentgenogramą, tarkime, statutinių pareigūnų arba politikų valio, politikai turi būti peršviesti. Bet kas davė teisę statutiniam pareigūnui kištis į privataus žmogaus gyvenimą? Pavyzdžiui, žurnalisto. Buvo atveju, kada jūs girdėjote apie Vanagų bylą ir panašiai. Tie dalykai kelia nerimą. Man atrodo, kad politinė klasė, pirmiausia parlamentas, turi ką veikti. Jie turi išmušti iš galvos. Tiesiog saugumiečiam tokius dalykus. Arba kada pamatai atvejį, kada ateina saugumo karininkas ir kalba su parlamentu kaip jis nori, vos ne šantažo kalba. Atleiskite, jam Vokietijoje būtų antramius uždėję ir išvedę lauk. Už tai, kad jis parlamente tai pakalbėjo su parlamentarais. Tai va tokio demokratinio sąmoningumo aš pasigendu ir man atrodo, kad neretai yra tas atvejis, kada viskas tarpuoja, frazeologija, perimam, turim NVO, gerbiam. Kas gali dabar negerbti? Taigi visi, man atrodo, turėsite papasakoti labai gero apie Dainių Pūrą. Visi gerbė. Visi gerbė turbūt Henriką Mickevičių. Bet palaukite, o jeigu yra labai rimtų problemų ir jie kelia jas, ir valstybė paaiškėja, kad neturi jokios prasmingos politikos, kuri įgalintų kažkaip tai žmogaus teisų gynėjus tikėtis kažkokios tai civilizuotos paramos ar bent jau supratimo, o čia ir išlenda įla iš maišo. Kitaip tariant, aš sakyčiau, Egidijus čia yra labai, man rodos, arti tokio visapusiško įskleidimo to paveikslo. Pas mus yra taip, kad atsiskiria praktika nuo žodžių. Visiškai įsiskiria praktika ir žodžiai. Žodžiu visi pasakys klausytis privataus pokalbio, skaityti svetimą laišką, ką jūs, mesgi ne Kinija, ne Rusija, bet tas yra daroma. Bet tas yra daroma. Ir demokratinė kontrolė, kurią turi užsiimti parlamentas, yra per silpna. Kitaip tariant, Lietuvai reikėtų civilizuotų raumenų. Ir valstybei, ir parlamentui, ir patiems žmogaus teisų gynėjams. Aš reaguočiau vėlgi tokiom truputėlį patikrom replikom. Pirmiausiai, puikus klausimas, į kurį neįmanoma per šitą pokalbį atsakyti bent kiek rišliau. Tai yra klausimas, kuris prašytų daugybės žmonių tyriančiųjų akių,
dėmesio, laiko, apie tai reiktų rašyti. Bet dabar replikuojant, manau, kad yra bruožų, kur Lietuva tikrai, bent jau politinės tvarkingos retorikos ir teisinių aktų plotmėje yra visiškai vakarietiškas ES standartų kraštas. Kita vertus, pagal įgyvendinimo arba procesą aktų įgyvendinimo, pačių žmonių požiūrį į visą tai, žmonių individų požiūrį į save, mes esame visiški rytai. Ir tarkim, tai Leonidas paminėjo, sakykime, galios struktūrų viešpatystę. Kas juos įgalina? Lygiai kaip ir Rusijoje, lygiai taip pat kaip ir kituose daugmaž autoritariniuose, silpnų visuomenių, minimalių kritinių laisvų individų masių šalyse yra priimta bendrasis gėris, ponai. Bendrasis gėris. Valstybė mano, kad taip reikia. Individas įgyvendinant tuos valstybei svarbius dalykus yra tiesiog niekas, jis yra nulis. Tai yra tas bizantiškas, rytietiškas, jeigu norit, rusiškas nusiteikimas. Niekas tų mažumynų negina. Jie neturi jokios vertės, kad dėl jų kas nors laužytų ietis. Pirmoje eilėje, aišku, mes sumirga mūsų interesas. Jeigu paimsim, sakykime, nelygias vyrų, moterų teisės, homofobijos apraiškas, tiesioginį religinio politinio persekiojimo kokį nors epizodą, tai be abejonės Lietuva reaguoja į tai lygiai taip pat kaip ir vakaruose. Bet žinot, kas mane labiausiai jaudina, kad tarkim tos sąsajos, kurios žmogaus teisės suliečia ar susieja su tuo, ką privačios nuosavybės teisė, konstitucinės privatumo nuostatos gyvendinti, kur jos susiglaudžia. Ar tie silpnieji, bevardžiai, masiniai kokie nors kaimų varguoliai, gyvenantys savo lūšnose, kur 100 metų statėsi beveik spontaniškai, kai kažkaip prakuto, staiga sužino, kad dabar be kokių nors smulkiųjų valdininko tironijos aktų jie negali tupyklos stogelio pasikeisti. Jiems gal reikia kažką dabar jau įgyvendinti. Reiškia, čia iš vienos pusės yra privačiosios teisės dalykai, iš kitos pusės, kada mes galime atpažinti, kad čia ir masiškai žmogaus teisės, jo individualių galimybių ribojimo veiksmai. Apie tai net nešneka. Jeigu iškyla koks nors Varno spektaklio recenzijos klausimas, galim narstyti, kiek tik norim šitos dalykus, galim pamatyti, kad mūsų žmonių teisės yra beveik beribės, jų net mandagumas neberiboja. Anoniminių komentatorių teisės, Dieve mano, tai pranoksta, ką tik norit. Vaizduotė Holivudą blogiausius scenarijus, viską pranoksta. Tai ką, nėra teisės. Ginti dar čia ką nors reikia. Spaudos galimybė apdergti žmonės, naudoti psichologinės manipulacijos priemonės, beviltiškai individui tikintis, kad kas nors gins nuo prokuratūros pusės ar kokios visuomeninės organizacijos. Aš manau, kad čia jau prasideda pakankamai didelės problemos ir mes jų kažkaip neįtraukiam į žmogaus teisų supratimo masyvą. Tai kažkas kita. Apie korupciją dažnai taip sako, Transparency International bent jau anksčiau mąstydavo, sako, kodėl Estijoje mažesnė korupcija? Todėl, kad pagal definiciją daug kas korupcija nelaikoma. Tas ne korupcija, tas ne korupcija ir tas ne korupcija. Harassment ne korupcija, o jeigu tu tai įtrauksim, tai tada daugiau bus korupcijos. Aš juokauju truputėlį, bet su žmogaus teisėmis tas pats. Ir replika dabar Leonidui. Aš iš tikrųjų visiškai skeptiškai žiūriu į valstybės politiką, dar vieną strategiją, kad kas nors sukurptų Lietuvai į kurių nors biurokratų stalčius apie žmogaus teisės politiką. Apie ryšį su NGO. Žinot, prie visos pagarbos Dainiui Pūrui ir Henrikui Mickevičiui ir žmogaus teisės stebėjimo institutui, vis tiek apgailėtina, mes turim tik vieną tokią ryškiau besireiškiančią įstaigą ir ar tai draugija, ar tai laisvanoriška asociacija. Mūsų NGO sektoriuje yra dar tokių. Nemini, bet Dainius Pūras yra ir kažkurių tai metų tolerancijos žmogus, Giharos fondo diplomatų už gyvybę paskelbtas. Dar kokias 3 tokias mažytės grupeles galėčiau paminėti, kur tikrai laisvi piliečiai laisvanoriškos veiklos plotmėje veikia.
Kur tas NGO sektorius? Su kuo valstybės, kokie nors klerkai, smulkiojo valdininko tironijos gyventojai gali susiliesti? Mūsų egoizmas, mūsų išsiskirstimas. Net universitetuose nerasit daug korporacijų, kurios, pavyzdžiui, save ideologizuotų mažojo, mažumyno, individo gynimo žodžiais. Vat mes susibūrėm dėl to, kad pačius silpnuosius norim ginti. Ir aš nežinau, ar homoseksualūs asmenys yra patys silpnieji Lietuvoje. Mano galva, patys silpnieji net neminimi. Jų net tartum nėra. Nei kaip problemos, nei kaip sąrašiniai individų. Kitaip sakant, mūsų potencialas, mūsų pačių visuomenės požiūris yra būtent ta antroji medalio pusė, kuri valstybės politikos niekaip ir nespaudžia. Gali visus teisingus žodžius pasakyti, bet su tikrove tai nieko bendro deja neturi. Tik tai vienas sakinys, iki Dainiaus, aš tau sakysiu šitą vietą ne tik tai kaip akademinis žmogus, bet kaip politikas noriu pasakyti. Dievas mato, aš turėjau omeny, kalbėdamas apie žmogaus teisų politiką, ne valdininkų multiplikavimą, jokių būdų. Aš turėjau omeny stambiosius žaidėjus. Seimo žmogaus teisų komitetą, jo darbo kokybę, žmonės, kurie turi vadovauti tokiam komitetui. Štai apie ką kalba. Tai partijos, politinės partijos, kad jos skirtų gerus, stiprius žmonės, žmogaus teisę ir laikytų tai prioritetiniais dalykais. Čia yra esmė. Prezidentūra, kad jis skirtų prideramą dėmesį. Aš kalbu apie stambiosius žaidėjus. Tie smulkieji visi tai jie gyvena simuliacijų pasaulyje ir gyvens toliau. Kalba apie sąmoninguosius politikos kūrėjus, policy makers, taip sakant. Ir paskutinė pastaba tik tai šitam segmente, aš esu jau sakęs Lietuvos auditorijose ir galiu pasikartoti. Mūsų problema yra ta, kad kalbant biblijinę metaforom, mes esame demokratinis vynmaišis, bet vynas neretai yra autoritarinis. Kitaip tariant, mes esame demokratinė valstybė, bet neretai politinė kultūra yra tikrai autoritarinė Lietuvoje. Aš nuo savęs noriu pridurti tokį mano matymą, kad mes labai sėkmingai prieš 20 metų pajudėjom link laisvės, paskui paaiškėjo, kad mes ją skirtingai suprantam išsilaisvinimą, daug kas suprato kaip nacionalinį išsivadavimo judėjimą, kai kurie, arba netgi didesnė dauguma sąjūdžio didžiausių asmenybių šiuo metu, pavyzdžiui, yra visiški oponentai, na, sakysim, mano pažiūrų, mes nebeturim jokių sąlyčio taškų, nes mano nuomonė, jie kovoja už Lietuvos įtvirtinimą kaip provincijos. Kitaip sakant, skelbia, kad didžiausias Lietuvos pavojus yra liberali demokratija. Tai aš matau tą pavojų, nedramatizuoju, bet manau, kad bent jau nuo įstojimo į Europos Sąjungą, čia dar vienas paradoksas, mes regresuojam, nes mes nepatikėjom šitą idėją liberalios demokratijos ir iš tikrųjų silpnas vietos yra visur, kur durs ir ką čia jau minėjo kolegos, tai pilietinė visuomenė labai silpna, netgi atsiranda pavojų tokių kaip violetinis judėjimas, po to politikai, na, kiekvienoj partijoje yra liberalios demokratijos gynėjų, bet kiekvienoj partijoje jų mažuma, bet jau daugumoj partijų. Čia liberalų sąjūdis su išlygom galima nepriskaičiuoti, bet ir liberalų sąjūdis daro kompromisus, nes yra lietuviai, kaip sakoma. Bet čia vėlgi ne lietuvybės problema, nes ateina Lenkų frakcija, Lenkų politinė jėga, kuri kažkodėl kalbės kitaip negu Lenkijos Lenkai, kur žinot, ką žmonės renka Lenkijoje jau daug metų. Tai šitie mūsų Lenkai propaguos turbūt lietuviškas vertybės. Tai, daug tokių paradoksų. Ir mane neramina tai, kad serija buvo įvykių per paskutinius, sakysim, 5 metus, kur buvo pavojingi įvykiai, sakysim, taip sukeliama moralinė panika, ta pradeda galbūt kokia geltonoji spauda, bet paskui pasigauna įvairaus lygio politikai, taip atrodė, kad tai bus tik tai čia marginalai kokie, ne, tai yra institucionalizuojama, tada, reiškia, sukeliama ta panika, tada klausimas sprendžiamas maždaug, tas sufabrikuojama, kad vos ne pedofilai ateina ten į darželius, ar ne, ar ten mūsų berniukus dabar mokys, kaip pavirsti mergaitėm, ar ten dar ko nors, ir tada net liberalų valdoma ten ministerija atsiprašinėja ir sakoma, čia atsiprašom, kad mes pražiūrėjom tokį dalyką,
kuris gali būti tik su buvusiai Danijai. Tai šitas tapo norma jau. Ir aš manau, kad tai tęsis šitoj kadencijoje, nes dėja nematau, kad kas nors gali būti kitaip. Nematau tų tikrų kairiųjų šitoj koalicijoje. Labai mažai matau. Ir ko gero, šitas išmoktas būdas, kaip gąsdinti lietuvius, dabar jau baimėmis iš vakarų ateinančio, ypač iš šiaurės, iš skandinavų, tai jau čia patys, ten netgi viena mūsų berniuka buvo dviem moterim atidavę, tai buvo ties to susitelkę lietuviai, paskui lėlės buvo istorija, jeigu pamenat, nes tėvelis nupirko lėlę mergaitė ir ten pastebėjo jie, kad tenai kažkas tai ten toj lėlė yra tokio, kas primena galbūt ne visai gerą dalyką. Ir buvo Seime šitas klausimas svarstomas. Aš nesutirštinu, manęs kolegos, mes turim labai daug Lietuvos draugų, sakysim, aš kalbu apie Ženevą, nuoširdžiai klausdavo, kas atsitiko, ar čia yra juokaujama, ar čia yra rimta. Iš pradžių galvodavau, kad tai yra juokaujama, dabar aš galvoju, kad tai yra rimta. Mes šitoj visose srityse, jeigu kalbėti, šeimos politikos koncepcija yra labai pavojingas reiškinys, nepilnamečio apsaugos tie visi cirkai, va čia visi tie gąsdinimai, kad jeigu vaikus mokinsi tolerancijos arba gerbti kitą lytį, tai sutrikdysi jų lytinį tapatumą, tai yra labai pavojinga. Ir dar galėčiau daug vardinti šitų tokių simptomų, kurie ir sukelia tą foną, kad žmonės meldžiasi, kad vaikas nesusijungtų su motina. Iki tiek. Ir kai garbingi kunigai rašo straipsnius, kuriuose kvestionuoja biologinės motinos, kas čia per toks reiškinys atsirado, kad mes turėtume gerbti biologinę motiną. Kaip žinot, žodis biologinė motina yra tapęs keiksmažodžiu. Tai gal kam nors atrodo, kad aš sutirštinu, bet aš nesutirštinu, nes kiekvieną dieną Lietuvoje aš turiu atsakinėti klausimus tokių padorių žmonių, kurie klausia, kas su tavim atsitiko. Kas su tavim atsitiko, kodėl tu susidėjai su pedofilais, su tenai reiškia. Tai aš prie to esu pripratęs ir nesureikšminu, bet iš tikrųjų man būtų mieliau šiuo atveju, kad Leonidas neminėtų manęs kaip išskirtinės asmenybės, kad tokių būtų tūkstančiai. Bet kai mes kovo 11 bandėm tą alternatyvią eiseną organizuoti, dažniausias klausimas tai buvo žmonių, žurnalistų visų. A ką jūs to norit pasakyti? Už kokią jūs idėjas? Nes tie, aišku, už kokią idėją, jie už Lietuvą, ar ne? Jūs čia turbūt už gėjus jūs eisite. Tai vienintelis klausimas buvo. Ir gal čia mūsų silpna vieta, nes tu žodžių pritrūksi. Tu nebesupranti. Aš, pavyzdžiui, 90 metais tai taip ir supratau, kad mes kovojam už laisvę, už kiekvieno Lietuvos piliečio laisvę. Pasirodo, taip suprato mažuma tada. Ir sakysim, mano vienas iš pagrindinių oponentų, gal čia atrodys kaip didybės manija dabar, tai yra profesorius Landsbergis, kuris, man atrodo, tuo pačiu metu kalba ir kitam universiteto fakultete, ir aš bijau, kad kitokios idėjos dominuoja. Tai, kitaip sakant, Lietuva yra kryžkelėje ir, neišnaudoja iki šiol galimybių. Klausimas, kaip bus toliau, priklauso nuo visų mūsų. Čia atviras klausimas, bet klausimas lieka atviras. Lietuva nėra apsisprendus, ar jinai pasinaudos savo istorinę galimybę tapti civilizuotą šalim. Diskursas gali būti. Mano tokia svajonė yra, dabar visai nusišnekėsiu, tai kažkas panašaus į Jungtines Amerikos valstijas.